Nu tai kas daro, pasanai? A ką jūs galvojat? Babula ilsisi? Babula įbošina visą vasarą nuo ryto lygi vakaro. Žodžiu, kaip ir dažną video turim dažymą. Dažymą parodyti jum kažkokį tai kitokį, nei temą. Ar ne? Ką dar pasakyti? Turim kapotą, į kurį jūs visą laiką žiūrėjot. Tokį stiklą suguldžiau senį. Nu tai jo. Gerai, nusakau. Žodžiu, kaip ir dažnai dažymas, turim dažymą, kliento dažymą, kapotas, bamperis, sparnas, duris. Ne bet kokios mašinos. S6. Šitas kapotas talpina. Da, hujarka, jeigu. Nieko kažko sudėtingo, tik Jet Black spalva. Jet Black spalva, dažyti viskas kaip ir tvarkoju su jie, bet poliruoti, nešti, palėti, viskas subraižyta. Toks niuansas, visą kitą nusidažė, viskas gut, surinkinėjom. Žodžiu, dabar apie ryklį, ane? Kažką pasakyti. Tai... Su rykliu pizda. Einam, pasižiūrėsim dabar kaip ryklys. Dabar iš karto prieš einant prie ryklio noriu visų atsiprašyti, hebra, nebuvo laiko, nebuvo noro, norėjosi kuo įmanoma greičiau visą tai padaryti. Gal su Cadillacu labiau parodys mane? Galbūt. Šiaip viskas tas pas. Nu, okei, karočią einam, paskui papėsdėlinsim. Bim, va toks, va, karočią, kepalas stovi, va, patalpose, karočią. Blia, koks purvinas sėdi. Jo, tai rykliukas. Jo, pilnai padarytas realiai, ne? Liko realiai tik tai išsivalyti. Kol kas dar viso vaizdo nerodysim, kodėl? Todėl, kad jisai dar pas mus kažkiek pabus denelių, nes turi savininkas susiderinti tralą. Tai jau galutinį parodysim jums, kaip jisai atrodo nudažytas, kai jau prieš atidavimą, kaip išsivalysim, nes nu belekai purvinas visas, va, nuo langų surinkimo, visas apdulkėjęs ir taip toliau. Nes laukia mes jo negalim palikti, laikom patalpose ruošiama, dirbama ir taip toliau. Tai ryklys yra visas pilnai padarytas. Sudėtingas projektas. Žiauriai sudėtingas surinkimas. Net nebūčiau pagalvojęs, kad šitas duris surinkti yra tokia, nahui, pornografija, ne? Seni, tokių dvižuchų dar nesu matęs gyvenime. Nes babula juda va tai va. Visaip, na. Ir dar va čia reguliuojasi. Tai, nu, karočią, suves galus buvo labai sudėtinga, bet įveikiam. Viskas suvesta, viskas yra pilnai surinkta, dabar beliko tik tai nusivalyti. Tai dabar kodėl tiek ilgai buvo su juo užtrukta laiko ir Cadillacas yra realiai ta pati istorija, gal net biški dar ir baisiau. Ne biški, gal dar baisiau. Tai pirmas dalykas, kai tu visada mašiną pasiimi, pradžiui pasižiūri, balėmienė, viskas kaip ir pusė velnio, kol nepradedi daryti. Tai dabar ką mes turėjome ant šitų visų dalių? Dalis visos buvo 3 iš 10, ne? Kokie? 4 iš 10 maksimum. Visos supuvusios, nelygios ir taip toliau, ne? Vyrintos jau buvo dar kai kurios, jo. Tai reikėjo viskas smėliuotis. Kai smėliuoji dalis iš vidaus, ypač minkštesnės, viskas susikraipo. Nors pavyzdžiui, durų ir kapoto iš išorės net nesmėliavo. Nieko, tik vidų, nes reikėjo. Jo, bagažinė irgi vidų. Bet vis tiek išorė visą susikraipo. Ką daryti? Nieko nepadarysi, reikia man panaikinti rūdį. Tai visos dalys susikraipė, nelygų, reikėjo viską pilnai fileriuotis, lygintis, hermetintis naujais duris iš vidaus per naujo. Ne visur, bet pagrindė šitos vietos buvo. Jo, ypač apačios, jo, pagrindė buvo visos per naujo hermetizuojamos, dėl to, kad ten tiesiog iš po hermetiko lindo rūdis. Tai viskas įsmėliuota, epoksidų ir tada ant viršaus naujai hermetikas ir tada viskas pilnai dažoma. Jo, ir surinkimas daug laiko labai užtruko. Jo, negalvom, kad taip striksim, su durim, va, tos duris, tai seniai, jo, su Cadillacu bus dar daugiau, seniai. Ir šiaip, norėjom jau bišį gėdą prie žmonės, nes, nu, tu kai filmuoji, daug ką rodai, tai stringa darbai. Mes norim, kad nestriktų darbai. Jo. Tai va, tai labiau susiforsinom tam, kad padaryti greičiau šitą darbą. Ir dėl to darysim bendrą video tiek ryklio, tiek Cadillaco. Nes ryklį jūs kėbulą patį visą matėt nuo A iki Z. Tai realiai visos detalės buvo lygiai tas pats. Nėra ten iš tikrųjų kažkokio kosmoso. Tik tiek, kad hermetizavom per naują duris iš vidaus, ne? Jo, o dabar sugrįžtam porą mėnesių atgal ties Cadillacu, nes jau turim pradžią nufilmuotą, pasižiūrim kaip ten kas ir paskui susimatysim toliau. Ties kėbulų. Zdarova, pacanai! Ką? Sveiki atvykę dar vieną Cadillaco epizodą. Žodžiu, trumpai, bet drūtai. Visos dalys nusmėliotos. Beveik visos. Tai mes dabar turim tokį Planiauską, Planinską. Dabar kol kas darom visas duris 4 ir bagažinę. Kodėl? Nes nenorim per daug apsikrauti visais darbais, tai po truputį. Tai dar vienas didelis žingsnis
Kadilakė, tai žodžiu, visas dabar dalis turim nusmeliuotas. Kalbėjau, kažką sakiau, kad neapsimsim smeliuoti jaučiu, nes daug darbo. O ką tu padarysi? Ką padarysi? Smeliavom, nu. Tai sakyk, nejaugi dabar vešim. Nu, nejaugi dabar vešim, nes žiūrėjom, galbūt į gariūnus galima, tai dabar vežt, paskui pasiimt atgal, laukia drėgna, geriausia viską pasidaryti patiem, tai nusmeliavom. Žodžiu, iš abiejų pusių yra išsmeliuotos pilnai 4 durys ir bagažinė. Tai dabar koks mūsų toliau planavičius, labai panašus yra kaip ir su kėbulu. Tik, bet, tačiau, duris išsiskutam kuo įmanoma daugiau hermetiko seno, nes po jo šiek tiek rodelių yra. Tai kuo įmanoma daugiau irgi išsiskutam, nes smėlis neima hermetiko. Nu, labai sunkiai. Tai su dratiniu ant bulgarkės išsiskutam visą šitą reikalą, kuo įmanoma daugiau, tada jau ten epoksidų užsidėsim ir per naują hermetizuosim, kad būtų naujas hermetikas. Tai su durim toks yra niuansas, kitas niuansas yra šiek tiek yra daugiau prarudėjimų, prapuvimų. Tai išoriai visos dalis yra geros, bet bagažiniai yra iš vidinės pusės korys jau prapuvęs ir durų viena apačia yra korys. Tai va, tai mums dabar beliko iki epoksido pasidaryti tokius dalykus. Išsivalyti hermetiką visų 4 durų, susivirinti tas, kas yra prapuvę per naujo, tada viską vėl taip pašiaušiam su 2 ir tikriausiai susitinkam jau, kai bus viskas paruošta gruntavimui, kai bus blizgės, viskas blizgės. Nieko nesupratau, apšė, ką dabar pas... Iki... Amtaras Hill, boss. Nu ką, šaikite? We are the champions, my friends. Gali būti, kad iš veidų matosi, kad šiek tiek buvo pavargta, šiek tiek buvo pajibošinta, padirbėta, parabaceginta. Ką galiu pasakyti, hebra? Visos dalis yra paruoštos epoksidui. We did it. Viskas labai good. 4 durys, pilnai paruoštos, kas reikia suvirinta ir nuskusta iki metalo ir dabar turim su 240 paruoštą paviršių. Tiek iš vidaus, tiek iš išorės, iš vidaus dar apklijuota. Bagažinė, lygiai ta pati situacija, suvirinta, dukiam, užbaigimas. Mūsų dabar laukia epoksidas. Tai naudosim tą patį epoksidą, MIPOS, tiek ir epoksidinį gruntą, tiek epoksidinį būtent specialiai jam skirtą skėdiklį ir aišku, savaime suprantama, epoksidinį kietiklį. Ką dar pasakyti? Blet, nežinau, ką sakys, seniai, vapšė, absoliučiai, gražiai atrodo. Nesu matęs taip gražiai skardinių dalių atrodančių. Tu esi matęs kur nors. Ta prasme, gražiau atrodo negu naujos dalis. Pure metal. Pure fucking metal. Jokių rūdžių, nieko, gražus, švarus metalas ir, kaip sakant, viską pradedam nuo nulio. Kaip gamyklai. Gamyklėlė pas mus čia. Laižiklėlė. Įmonė. Tai ką, pacanai? Ne, blet. Tai ką daro dar kartą, pacanai? Sveiki atvykę į vasarą. Ar pavadintum tai vasarą, seni? Šrotas greičiau. Kaip Kadilako kapotas, ne? Nu, panašiai situacija. Jo, Lietuvoje vasara. Tai, žodžiu, dabar nežinau, net ties kuom jums baigėsi katas. Ties kuom jaučiu baigėsi. Tai, o ką su rykliu? Kurį grūsi?
Nes dar hebra turit pamatyti, kai nudažytas ryklys. Tai gal tiesiog jūs palaukit, pasižiūrėkit, jūs pamatysit, tą būdą jau bus nupūsti. Dabar tokia yra pas mus sistema. Pas mus dabar yra tokia sistema, tai yra dalių ruošimas. Kėbulas yra suruoštas, dažymui bereikia tik tai gruntą susišveisti, stovi pacas, jau turbūt kokie 4 mėnesiai, ne, kaip nugruntuotas. Ne, tai gerai, kad stovi 4 mėnesiai. Seniai būna projektų žmonės dar 2 metus, tai čia 4 mėnesiai jis stovi nugruntuotas, viskas pradžiūvė, galbūt dar netgi kai kur infraredą pastatysime, ne? Pavyzdžiui, ant ketvirčių, tas, kas jau vizualiai matosi. Bet šiaip yra pilnai sudžiūvęs ir yra paruoštas, laukia dažymui, jis laukia, sako, seniai. Net perstumėm į kitą pusę, kad jau pamatytų kitų vaizdų. Patsukas. Ties dalių ruošimu mes jau įpusėjom. Tai jau matyt, visos dalis buvo nuskustos iki metalų, ką mes ir darom su šitų Cadillacu, dėl ko mes yra labai rimtas ir sudėtingas projektas, dėl to, kad reikia visas dalis davesti iki metalo. Visas šis sudėtingumas. Ko pasiekoje susikraipo skardos ir daug visokių niuansų, hermetizuoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra daug niuansų. Davesti iki špakliavimo, iki gruntavimo, iki dažymo. Tai visą tai mes dabar bandom padaryti. Žodžiu, turim visas keturias duris ir bagažinė susišpaklintas. Nesušveistas, bet viskas jau turėtų būti kaip ir gerai sušpaklinta. Tai dabar šiaip mes jau su kolega gal kokių pusę gerų metų galvojam apie tokius dalykus kaip obliai. Koks dabar su obliais yra niuansas? Pavyzdžiui, tokiom dalim, kai Cadillac, ryklys, kur yra plokštumos, lygios dalis, stogai, čia net ir ketvirčiai su jais duris, kapotas, bagažinė, viskas yra lygų, ta prasme, kampuota, kaip kubikas, rubikas. Tai mums labai puikiai su jais obliai. Norėjome jau seniai iš tikrųjų įsigyti oblius, bet yra vienas didelis bet, nėra iš vis informacijos ar verta. Daiktas kainuoja labai didelius pinigus. Deosas picotas, šitas gal porą šimtų, ne? 3 gal šimtai. Tai didelius pinigus nesinori į orą tų pinigų išmesti, ne? Tai ieškojimas info, ar verta, ar neverta, nulis informacijos. Skambinau vadybininkam, verta pirkti? Jo, seniai, verta. Ta prasme, hebra labai norėjom pasibandyti, nes nesinori, sakau, švaistytis pinigų, nes ypač šitam versle jau daug yra pinigų paleista balon, visokie įrankiai, kur nupirkti, permokėta, nevertėjo, nereikalingi, guli ir taip toliau ir taip toliau. Tai dabar po tiek laiko šiek tiek toksai susipratimas įėjo, kad norisi prieš investuojant pinigus didelius, norisi pasibandyti tą įrankį. Kas mums tai dabar atbėga į pagalbą? Karusas LT. Jo, kuris jau 3 epizodą stebina mus, stebina visus. Tai parašiau Karusui, sakau, hebra, norim pasibandyti oblius, galbūt pirksim, galbūt ne, norim juos pasibandyti, sako, be problemų, hebra, gal net ir atiduosim. Nu, tai nesaka. Nu. Jeigu turim nuolaidos koduką, tai užmėsi dabar ant vidosiko, kažkur čia va, ane? Jo. Jeigu turim, jei neturim, bet būtinai užsukit, pasižiūrėkit, paskambinkit, pasakykit, kad nuo babulos bus tiek mum malonu, tiek jiem malonu, kad jie irgi neveltui mums duoda šitos grožybės pasižiūrėti. Tai yra mum nauda, mes pasibandom, jum nauda, jūs sužinot mūsų nuomonę, jiem nauda kažkokia gal hebra atkeliauja pas juos nuo mūsų. Ane? Jo. Tai viskas gerai, gana apie reklamas, dabar kalbam apie būtent šitos prietaisus. Turim didesnį, turim mažesnį oblių. Reikia didesnį ir mažesnį, dėl to, kad, sakykim, sakau, negaliu labai daug komentuoti apie šitus įrankius, kadangi mes neturim jokios supistos informacijos, jokio internete, niekur. Lietuviškų video iš vis nei vieno nėra. Verta pirkti seniai ar neverta? Dabar tu man pasakyk, verta ar neverta? Nu, paliubomų verta, tikrai seniukai. Tai logiškai mąstant, mano vyriška loginių mąstymų, tai ant lygių dalių turėtų būti daug geriau, daug patogiau, daug greičiau veiktis darbas ir daug lengviau, kadangi mes visada pirminis yra šveitimas, visais atvejais tiek grunto šveitimi, tiek špaklių šveitimi yra su kaladė pagal jau dydį. Jeigu didelė detalė, šiuo atveju mes naudotume didelę kaladę, kur jinai yra, parodysim. Naudotume didelę durabloko kaladę, kuri praktiškai tokio pačio dydžio, net ne praktiškai, o lygiai tokio pačio dydžio, kaip šitas yra didelius oblius. Kam? Todėl, kad jinai didelė, čia su maža labai lygumų kažkokių neįsigaudysi. Naudojam didelę, jeigu, sakykime, yra kaip šitas ketvirčiai gal, ne? Jeigu kaip ketvirčiai, tai jau tu didelės labai nepanaudosi, galbūt jau mažą reikia įterpinėti, kur mažesnės tos plokštumos. Sugalvojom pasibandyti šitos oblius, pasižiūrėsim, kaip jie veikia. Nes kai tu šveiti, šveitimas yra toksai su ranka. Oblius lygiai tas pats, greičiau ir tau nereikia pačiam savo raumenų naudoti, ne? Nemanau, kad reikės, kad įjungi rozetę, žinai, paspaudė ir patys tavo ateini, po 5 minučių, žinai, viskas jau sušveista. Ne, reikės įvaldyti ranką, lygiai taip pat kaip ir su kaladė. Kiek reikėjo įvaldyti ranką?
Metus laiko skaityk. Tam, kad įvaldytum kaladegarą, reikia metus laiko. Tai manau, su oblium irgi reikia kažkiek tai įvaldyti visą šitą reikalą, bet manau, per šį video mes savo kažkokią tai nuomonę tikrai susidarysim, pasakysim, ar verta investuoti tokius pinigus į tokius daiktus ir jo. Šitą oblį būtinai turim pasijungti prie siurblio, kad nebūtų tiek daug dulkių, viską nutrauks tada, kad nereiktų niuchint paskui visą laiką špakliaus. Žodžiu, Hebra, šiek tiek jau pasižaidėm, tai ką aš galiu pasakyti, tai čia vieną su obliam to didžiuoju. Kol kas bandomės didį. Labai gražu, labai gerai, nuostabu. Tai dabar, ta prasme, šiaip įrankis reikia jį valdyti. Tai pradžiai šiek tiek reikia jam spaudimo. Nedaug, ne tiesiog padėti, bet šiek tiek spaudimo reikia ir kontroliuoti visą judesių. Šiek tiek maišos iš šlangos, bet natūralu, nieko nepadarysi. Ta prasme, arba tu gali be nutraukimo, bet tada kiti niuansai. Tai biški šlangas persimeti per petį ir kontroliuodamas lėtai su šiek tiek spaudimu, greitis pastebėjom, kad ant ketvirto yra geriausias. Ir 102 galbūt šiek tiek per švelnus. Nes gal ir gerai, gal ir reiktų pasibandyti. Jo, nes šiaip ant mašinkų visada yra, sakykime, kur tu šveiti su 400 ranka ir 400 ant mirkos, žinai, apvalios, tai daug yra smulkesnės tos riskelės. Tai jo, galbūt P8. Tai žiūrėkit, Hebra, dabar ką mes sugalvojom padaryti. Tai sugalvojom tokį fintą, paimsim dvi vienodas galinės duris, kad lako, kad šiek tiek mažesnės būtų. Vienas pacas čia stovi, kitas pacas čia stovi, vienas su ranka trina kolega, imsim tik viršutinę plokštumą, apatinės nešveisim. Vienas su ranka, kitas su mašinka, užstatysim laikmačius ant viršaus ir pasižiūrėsim, kas greičiau padarys ir kas labiau pavargs. Bet šiaip kol kas, kai tik pradėjom trinti, iš karto matosi, kad jisai šveičia lygiai, net tik pradėjo šveisti špaklių. Nes kur dobelės, jisai jų neliečia tiesiog lygumas. Kol kas labai gerai. Labai gerai atrodo. Taip, išsibandom, padarom testuką, tada išsibandom didį, pasakom nuomonę, ne? Ir tada išsibandysim mažai, ne? Ok, Hebra, ką, bandymas baigtas, tai dabar žiūrėkit, aš jums viską įrodysiu praktiškai. Tik tai dėl mano yra pas mane apie 18 minučių gavosi laikas, pas kolegą 24 minutės, tik tai yra toks vienas fintas, kad aš visą laiką šveičiau, blės, 2,40 škurkį. Kolegas su 102. Tai galim, manau, čiut ne, 5 minutės tikrai nuimti nuo laiko, nes šveičiu dulką, bet tai su 2 kem. 18, 24. Dulkių skirtumas, manau, yra akivaizdus. Tiek tenai, tiek činai. Kodėl? Dėl to, kad mes pasijungiam siurblį, viskas komfortiškai, jokios kaukės net skaityk nereikia dėtis. Zulinį, viską nusirbi ir tiek tų žinių. Tai dulkės, win. Kaip tu pavargai, seni? Pavargęs biški. Pafilmuoju dabar mažas prakaitas labai puikiai. Aš net nesuprakaitavau. Tai dvigubai skaityk greičiau gavosi padaryti ir net nesuprakaitavau, kolega visas šlapės. Net matysis gal per vidoską, kad net porą kartų pas tiesiog pasivaikščioti iš čia, nes viskas jau pizdanė, begaliu, karočią. Laikas greičiau, dulkės geriau, netai pavargstė, ne? Lygumas, ne? Davai pačiupinam, ką mes čia turime, ne? Ok, lygu. Idealiai lygu, ne? Jo, idealiai, jo. Dabar pas mane meluot ar sakyti tiesą. Ne, šiaip, šiaip, tikrai labai gerai, ne? Net nereikia, realiai, viskas 2 kema, ne? Tikrai viskas yra lygu. Gruntą turėtų išsilygti. Jo, tikrai nėra prasčiau negu su ranka, tai nepamirškim, Hebra, kad pirmą kartą gyvenime su obliu šveičiu.
spaudimus atsižaisti, žinai, judėjimus turi sekti. Tai ir plus aš nesu, jau nešveitas bibi žino, kiek laiko, žinai. Tai tavo rankose, manau, su tavo patirtim ir su šiek tiek patirties poras dienų pridėjus prie šitą įrankę, tai manau, tu darysi stebuklaus. Tai šitą, manau, net galim jau nahui tą suspardyti dėžį, nes tikrai netiduosim, ne, karusai. Bet šiaip jaučiu, va, kiek nuo mūsų hebros ateis, tiek sakė nuolaidas padarys, taip kad visi, kad nemokamai mums būtų jo, ne? Visi karus LT, karočią. Ok, ką, atėjo hebra dabar mažai Mirkos mašinėlį idėjos. Tai dabar iškart ką galima pastebėti, tik paėmus į ranką, kad daug lengvesnis, lengvas daiktas. Tikrai nenuvargsi su juo, labai stipriai pasiimi ir šveiti. Šiaip, seniai, tas pats kaip ta irgi Mirkos. Tai dabar Mirkos, sakykime, pas mus yra siurblys, tai dabar nereikia laidų keitaliot nieko, tiesiog čia atjungi, kitą įsijungi į mašinką. Žiauriai patogu, žiauriai greitą, nes sakykime, su to kitu siurbliu, šitų oblium, tai reikia jau permėsnėti visą patį laidą, nes netinka jungti. Kuola, tai jaučiasi, kad kokybiškas daiktas, bet šiaip su Mirka, seniai, tai mokė tokius šaibas, ar turi jausti, žinai, kokybę. Tai vat ką, įsijungiam. Jo, daug mažesnis, bet daug kainuoja, žinai. Kaip tu sakei, pas tave Pocofonas, pas manęs Samsungas, blėt, 5 kart brangiau, tas pats šūdas, realiai. 5,2, nu tai daug. Apie 500 kainuoja. Tai žodžiu, šita maža Mirkos mašinėlė kainuoja apie 500 eurų. Kai ta didelė kainuoja apie 2,2. Tai dvigubai brangesnis daiktas. Bet tą didelę ir daug mažiau iš tikrųjų naudosim. Šita su maža kaladė šveičiamas dalis yra 8 procentų. 9 gal netgi procentų. Pasižiūrim. Įsijungi, kaip ir visos Mirkos mašinkos, futuristiškai atrodo, įsijungi, viskas šviečia, gali pasirinkti galingumą. Nėra jau to tokio senesnio, žinai, kad ratuku, bet, jo, kaip veikia. Seni! Kaip vibratorius. Net neišgirs nieks, kad naudoji vibratorių. Seniai, iškart jaučiasi iš tikrųjų, ta prasme, nieko blogo, tai labai gerai, bet sakau, ta daiktas bus daug mažiau naudojamas, bet kodėl, ta prasme, sako, oi, overpriced, tipo, žinai, 500 dvigubai brangesnis, dvigubai mažesnis daiktas. Jaučiasi. Jokios vibracijos absoliučiai, galėčiau visą dieną drožti, net nepavargtų ranka. Lengvas, žiauriai maloniai įsijungia, išsijungia, ledas, kaulas. Bet kaip ir praeita Mirkos apvali mašinėlė, tai irgi geras, tikrai daug geriau man asmeniškai, pavyzdžiui, negu Rūpės. Jokios antireklamos. Tai, va, dvižuka visiškai. Kaip mes iš visų tą mašinką dirbam. Tai jokios antireklamos, bet aš asmeniškai esu Mirkos gerbėjas, nes nusipirkau siurblių su mašinka apvalę, tai daugiau nieko nesinori. Tai, žodžiu, pasibandom, ne? Jaučiu. Be, seniai, tas pats, kas su ranka, ne? Lygiai tas pats, kas su ranka. Čia, seniai, šitie obliai, aš tau galiu pasakyti, tas pats, kaip dantų šepetukai paprasti yra ir kai yra elektriniai. Nereikia jį bošt, supranti. Tai lygiai tas pats, ne? Tiesiog glostai. Belė ką? Mes sušveisim per 2 valandas. Per 2 valandas vis... Eik tu, seniai, what the fuck? Ta prasme, negaliu emocijų savo normaliai išreikšti. Tai tu dabar, aš va tai va vieną kartą sutrinu, tai čia yra tas pats, kas 20 kartų pasmaukyti su kaladė. Tai man atrodo, kaladžių net nebereikės jau, ne? Viskas. Idealiai lygiai. Ar aš pavargau? Nepavargau. Nori pabandyti tą su ranka? Nežinau, tai va, tai su įrankiais viskas gut, pasiliksim abiejus, tiek ilgą, tiek trumpą, nes abu yra reikalingi, su trumpu neįsigaudysi tikrai durų plokštumų be šansų. Tada reikia imti didelį padoną. Tai va, tai ką? Ačiū Karus LT, taip sako, pas kurios trumpi, žinai. Bet nemokėjau nei cento, Hebra pasitikė, Hebra davė pasibandyti. Mes dabar galim išleisti jums vidosą, kur jūs pamatysite, kaip tie įrankiai dirba. Ir jeigu kyla kažkokių klausimų, tai galbūt jums atsakys šitas video į klausimus. Ir padės apsispręsti, ar verta pirkti ar neverta. O mes ką? Mes ką? Rykliukas stovi kameroje, šiltai savo. Laukia pirmadienį pasimus. Tai va, tai... O mes ką, Kadilaką? Darom. Kai Babula nemeluoja, Babula tik tai progresuoja. Jo, ble. Nu ką, hebrytė, viskas, atėjo ta diena, kai ryklys turi išplaukti į plačius vandenis iš mūsų patalpų. Tai negalėjau jums neparodyti, jau klientas atvažiavo pasimti, ant ralo kraunasi, tai dar kol kas sulaikiau, sakau, palauk, duok man pafilmuot, kaip jisai atrodo. Pilnai visas perdažytas, rimtas ganėtinai projektas, bet manau mes kažką gero čia įvykiam ir padarėm. Pasižiūrėsit, parašykit komentaruose, kaip jisai atrodo. Tai va,
Nori kažką savininkas pasakyti? Dėkui Chebrytai už gerą darbą. Esu tikrai patenkintas rezultatu ir tikrai Chebra dirbo atsakingai ir po 12 metų turim rezultatą. Ačiū. Ką, Chebryte, viskas, ryklys atiduotas, toliau tęsiam darbus dabar ties Cadillacu. Tai žodžiu, dabar dėl loblių naudoju kokią gal, ne kokią, o gerą savaitę juos naudoju. Tai kokią dabar nuomonę apie juos? Nuostabus daiktas, Chebra, suprasme, dabar žinodamas tai, kaip jie veikia ir kokia iš jų nauda, tai kaip pirkčiau ekscentrinę mašinėlę šveitimo, tai iš karto prie to pačio pirkčiausi ir Mirkos Deosą, nes nuostabus darbas, daug mažiau rankų darbo, tai ką tai reiškia daug mažiau rankų darbo, tai vis tiek rankos reikalingos, spausti reikia, vis tiek pavargsti, bet ne tiek. Dėl oblių 10 iš 10, puikia investicija, Chebra, užeikite Karosą, pasižiūrėkite, rekomenduoju, geras daiktas. Tai dabar ties Cadillacu, kągi mes turim dabar su Cadillacu. Ogi, daug reikalų. Tai dabar ką mes su juo turim, tai turim nugruntuotas visas 4 duris, nugruntuotą bagažinę, nugruntuotą kėbulą, kėbulas ir bagažinė jau prakaitinta netgi su infraredu, liko tik tai duris prasikaitinti su infraredu ir jos bus galutinai jau realiai paruoštos šveitimui, dažymui. Su kitom dalim turim 2 sparniukus, tai dabar matot, kaip jie atrodo po špakliavimo paruošti gruntavimui. Išsismeliuota, nugruntuota, susišpaklinta, sušveista ir vėl gruntavimas. Dabar galbūt papasakosiu šiek tiek labai trumpai, kaip vyksta visas restauracijos gruntavimas ir visas pasiruošimas. Tai yra daug etapų, ne taip kaip paprastas remontas, kai dažniausiai susiruoši, nugruntuoji, sušvyti ir dažai. Ne. Su restauracija toks dalykas, kad išsismeliuojam pradžioj visas dalis. Sparnai iš vidaus buvo pilnai supuvę, vyksta smeliavimas, kai mes įsismeliuojam, tada su 2,40 susišiaušim visas dalis iš išorės, tada gruntavimas, gruntavimui naudoju epoksidinį Mipos Primer Surfacer, nuostabus gruntas, kokybės ir kainos atžvilgiu. Myliu šitą gruntą, visada jį naudoju restauracijom, puikus, nuostabus, greidžiūna, afigienas daiktas. Nusmeliuotos dalis užsipučiam su Mipos epoksidiniu gruntu, tada palaukiam, neskubam, palaukiam poras savaitę, tai tikrai palaukiam, neskubam, tegul gūlė jisai, kai pilnai sudžiūna, su 2,20 susišiaušiam su kaladė lygiai, kad matytume, kas vyksta per dvižuchą, bet su šitų Cadillacu visur vyksta polna dvižuchą. Tai tada prasitepam pilnai visą plokštumą, plonų sluoksnių, pavyzdžiui, šitie sparnai, vienas gavosi sluoksnis per visą plokštumą. Jo ir užteko tam, kad juos gražiai lygiai susišveisti. Nusišpaklinam, tada šveitimo su obliais, 220, 320, 400, viską susišvičiam, visus tarpus, viską. Ir dabar vėl koks vyksta gruntavimas, tai vėl ploną sluoksniuką nusipučiu su Mipos epoksidiniu gruntu. Ir tada ant viršaus jau kraunam 4+1 Mipos gruntą. Kodėl dabar aš tą visą epoksidinį? Todėl, kad aš noriu, kad šitą mašiną tarnautų ilgiau negu metus ar 2. Nenoriu, kad žmogus man skambintų po poros metų ir sakytų, kad ką jūs šį vyrai pridarėt. Norisi gerai padaryti, žmogus moka didelius pinigus, norisi padaryti maksimaliai, kad būtų kuo įmanoma geriau. Būtinai ploną sluoksnį epoksidinį ir tada gruntas ir gaunasi, davėsim šitos sparnus lygiai visų likusių dalių, kurios yra padarytos, tai yra kėbulas, durys ir bagažinė. Bus lygiai tas pats, tada kaitinsim su infraredu, ruošim dažymui. Kas dabar išpakliavimo? Liko Big Boys.
Big dude. Big motherfucker. Kapotas. Oh my god. Laukiau, nukelinėjau. Tai gruntuosiu sparnų su kapotu. Tai dabar kapotas didelis išsigimėlis. Tai kapotą jaučiu užpaklinsiu visą dieną, aš taip įsivaizduoju. Tai jau ne šiame epizode, galbūt net labai kažko nerodysiu, galbūt parodysiu, kaip jis atrodys jau užpaklintas, sakykim. Bet didelis mano ūgio pasas, plotis. Wow, atakai, huine. Tai kapotą pasilieku kaip saldainiuką ir bus realiai viskas. Tai gali būti kitame epizode mes labai stipriai pasistumėsime ties dažymais. Nes visos dalis bus jau sušpakliuotos ir nugruntuotos ir jau bus galima šveisti ir dažyti. Tai vat ką, hebrytė. Su jumis buvo Babula, Ryklys iškeliavo, dabar stumime su Kadilaku labai stipriai. Tai su jumis buvo Babula. Nukaliau vieną išsigimėlį. Su jumis buvo Babula, susitiksime kituose epizoduose, tikiuosi, kad pavyks jums kažką įdomaus parodyti, nes būna net nepastebi, kai tu jau antiek dafiga dasistumi ir galvoji, blem, reikia galbūt nufilmuoti, galbūt kažką parodyti, bet nėra kada, judama, dirbama ir tiek tų žinių. Parašykit komentaruose, ar patiko epizodas, jeigu patiko, paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir viskas. Das vidulė.